Sveiki, labai greita pamokėlė, kaip pasikeisti klaviatūros kalbą ant Windows 7 operacinės sistemos. Taigi spaudžiame ant Start mygtuko, pasirinkame Control Panel. Čia mums reikia susirasti Region and Language. Šiame kampe galite pasikeisti, kaip bus išdėstytas jūsų Control Panel ikonos. Pasirinkame Region and Language. Šiame meniu pasirinkame Keyboards and Languages. Ir tada mums reikia pasikeisti klaviatūrą. Taigi spaudžiame Change Keyboards. Ir štai čia mums reikia įsidėti lietuvių klaviatūrą. Jeigu jūs norite lietuvių, arba rusų, jeigu jūs norite rusų, arba bet kokia kita, kuri būtų jūsų klaviatūra. Dažniausiai bus anglų klaviatūra jau sukonfigūruota čia. Ir norint įsidėti kitą klaviatūrą, mums reikia spausti Add. Ir tarkim įsidėkime rusų klaviatūrą. Taigi Russian, keyboard ir pasirinkame rusų. Taip pat yra keli variantai rusiškos klaviatūros. Kad įsitikinti, ar mums tikrai šito reikia, spaudžiame Preview. Ir jeigu mums tinka šis variantas, uždarome šį langą, pažymime šį Russian, spaudžiame OK ir matome, kad atsirado rusų klaviatūra. Spaudžiame Apply ir dabar matome šalia laikrodžio atsirado klaviatūros pasirinkimo mygtukas ir čia turime 3 kalbas – lietuvių, anglų ir rusų. Norint pašalinti klaviatūrą, iš to pačio Change Keyboards meniu pasirenkame klaviatūrą, taip pat ją galime keisti klaviatūrų išdėstymą ir jeigu mums šios klaviatūros nereikia, tiesiog spaudžiame Remove. Ir OK. Ir štai čia prie laikrodžio matome, mums liko tik tai 2 kalbos. Taip pat, jeigu netyčia dingtų štai ši ikona, kurios pagalba galite pasirinkti kalbą, kalbas galite keisti Alt ir Shift paspaudus. Spaudžiame Alt ir Shift klavišą ir matome, kalba keičiasi automatiškai. Jeigu Windows'ai nerodo ikonos, štai šios, kurios pagalba galite pasikeisti kalbą, jūs taip pat galite nueiti į tą patį Region and Language meniu, tada į tą patį Keyboards and Languages, Change Keyboard, tada Language Bar pasirinkame ir matome, čia bus Docked in Taskbar. Mums reikia pažymėti šį meniu ir spausti Apply. Arba jeigu jūs norite pašalinti šį kalbos pasirinkimo meniu, spaudžiame Hidden, Apply ir matome, kad jisai dingo. Šiai pamokėlei tiek. Jeigu patiko, paspauskite like, jeigu nepatiko, dislike ir susitiksime kitoje pamokoje. Iki.